Atsistok! 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 Mes dalyvavome organizavime kaip musulmonai. Buvome tose erdvėse su malone, meile ir aistra, kurią jie turėjo šiose socialinio teisingumo erdvėse. Tai mane tikrai paskatino priimti šį tikėjimą. Po Mamdani pergalės, DSA siekia išplėsti savo politinę įtaką visoje Amerikoje. Mes žinojame, kad tai buvo ne tik pergalės viename išrinktame poste, tai buvo judėjimo pergalės. Dabar 10 politikų kandidatuoja į pareigas Niujorke Amerikos demokratinių socialistų sąraše, įskaitant 2 kandidatus į kongresą. Kova už visišką vakarų sunaikinimą nėra pareiškimas, kurio tikėtumėtės išgirsti aiškiai iš žmogaus, kuris ką tik buvo išrinktas atstovauti Niujorkui. Taip, ne vienas, o net 3 beprotiški politiniai kandidatai buvo pasirinkti po to, kai Mamdanis juos rekomendavo. Ir dabar iš esmės galime pasakyti, kad islamistų planas pasinaudoti socialistais, kad atneštų radikalizaciją į Ameriką, tikrai pasitvirtino. Norėčiau pasakyti, kad perdedu, bet čia yra Dara Liza Avila Chevalier. Ji yra Quad įkūrėja ir štai jų tikslas – kovoti už visišką vakarų civilizacijos sunaikinimą. Mes siekiame bendruomenės ir naikinimo iš kovotojų pasaulio pietuose. Tai jau pamatė 1,7 milijono žmonių ir tai visiškai beprotiška. Dari Laza pati savaime yra beprotiška, bet mes turime dar blogesnių kandidatų, kuriuos išrinko Amerikos žmonės išrinkti dėl DSA. Jei dar nežinote, kas yra DSA, turite apie juos sužinoti, nes jų planas, jų sąmokslas sugriauti Ameriką juda taip greitai ir intensyviai, kad daugelį mūsų tai nustebino. Ir dabar atėjo laikas pradėti vertinti šią organizaciją tokią, kokia ji iš tikrųjų yra. Be to, kad ji tiesiog pagražina islamizaciją, kas savaime yra beprotiška, paklausykite, ką jis sako apie savo planą. Mes dalyvavome organizavime kaip musulmonai. Mes buvome tose erdvėse ir ten buvo tiek daug malonės, meilės ir aistros socialinio teisingumo erdvėse. Tai mane tikrai paskatino priimti šį tikėjimą. Ir noras užtikrinti, kad mes tai atspindėtume, kad aš tai atspindėčiau kiekvienoje erdvėje, kurioje esu. Ir žinote, inšalą, jei pateksime į kongresą, kad mes tai atspindėtume ir valdžios koridoriuose. Aiškiai pasakyta, ji nori, kad islamas atsispindėtų ir kongrese. Paprasta, lengva, bet nesijaudinkite vaikinai. Nesijaudinkite vaikinai. Šie žmonės nori atstovauti ne vien kongrese. Jie aktyviai reklamuoja teroristų atributiką. Tai palestinietė Abar Kavas, kuri laimėjo savo vietą Niujorko valstijos senate. Ir ji mojuoja tikra Hamas vėliava. Atsistokite! 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 Visa prakeikta sistema. Atsistokite. Atsistokite! Visa prakeikta sistema! Uždarykite ją! Atsistokite! 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 Taigi dabar turite vieną moterį, gerai, kuri teigia, kad jos misija ir organizacija, kurioje ji dirbo, yra sunaikinti vakarų civilizaciją. Kita moteris, kuri sako taip, aš didžiuojuosi būdama teroristų rėmėja ir dabar jos atstovauja Amerikos žmonėms vyriausybėje. Dabar, kaipgi tai galėjo nutikti, yra klausimas, kurį, manau, visi savo užduodame. Beje, sveiki atvykę į The Pushback. Aš esu jūsų vedėja. Nepamirškite paspausti prenumeratos mygtuko ir atlikti visus reikiamus veiksmus. Netrukus turėsiu labai įdomų pranešimą apie naują dalyką, prie kurio dirbame. Tad likite su mumis ir prisijunkite prie šios kelionės. Bus nuostabu. Jūs galėsite padėti ir palaikyti tai, bet apie tai paskelbsime netrukus. Vaikinai, tai, kas čia vyksta, yra visiškai beprotiška. Ir tai iš dalies prasideda nuo kažko, kas vadinama DSA. Šis kanalas, manau, buvo paleistas prieš 2 dienas. O 2026 metai birželį jis jau turi 139 000 sekėjų. Nes jie daro tai, ką vadina DSA stebėjimu. Stebi Amerikos demokratinius socialistus. Dabar pagalvokite, kad DS socialistai, radikali, beprotiška kairioji ideologija, nuo kurios Amerika tiek metų stengiasi apsisaugoti,
dabar aktyviai dalyvauja. Rinktis žmonės, kurie eis į jūsų senatą, yra visiškai beprotiška. Ir nereikia daug pastangų, kad pamatytumėte, kokia pavojinga yra ta ideologija, kurią jie stumia. Tiesa, taigi demokratų socialistė ir demokratų kandidatė iš New Yorko, Claire Valdez, jau gavo daugiau nei $500 000 iš islamistų lobio. Anksčiau tai buvo $100 000. DSA ir islamistai dirba išvien, kad sugriautų Ameriką. Mes jau žinome apie šią raudonųjų ir žaliųjų sąjungą. Tai sena istorija. Istorija sena kaip pasaulis. Jūs matėte, kas nutiko raudoniesiems ir žaliesiems Irane. Vos tik islamistai atėjo į valdžią, jie sunaikino ir pašalino visokias socialistinės nuostatas. Ir būtent tai jie planuoja padaryti čia. Tačiau jie į valdžios postus skiria pačius pavojingiausius žmonės. Ir kai sakau jie, turiu omenyje, kad tai yra jų strategijos dalis. Tai nėra tiesiog klaida. Štai nuostabus Canary Mission vaizdo įrašas, kuris tai paaiškina. Po Mamdani pergalės DSA siekė išplėsti savo politinę įtaką visoje Amerikoje. Mes žinojome, kad tai buvo ne tik pergalės viename išrinktame poste, tai buvo judėjimo pergalės. Dabar 10 politikų kandidatuoja į pareigas New York'e pagal Amerikos demokratinių socialistų sąrašą, įskaitant 2 kandidatus į kongresą. Mes pasirūpinsime, kad būtume jėga, kurios nebus galima ignoruoti. Bežia, tai Hasanas Paikeris. Žinote, tas laikinas, kuris sako, kad Amerika nusipelnė rugsėjo 11-osios. Taip, ir kad jis nekantrauja pamatyti, kaip kapitalistų kraujas teka gatvėmis. Ir ne tik New Yorko politika, bet politika visoje šalyje. Visi DSA kandidatai eina tuo pačiu keliu. Jie pradeda nuo radikalizmo universitetuose, tada pereina prie organizavimo gatvėse, o vėliau kandidatuoja į pareigas, remiami DSA politinės mašinos. New Yorko miesto DSA buvo sukurta nuo nulio. Jie sukūrė visą politinę mašiną. Turime paversti DSA fabriku. Pereinama nuo išorinių kurstytojų prie žmonių turinčių tikrą valdžią. Pirmas žingsnis – radikalizmas universitete. Kaip ir Momas Mamdanis, keli kandidatai pradėjo savo radikalizaciją per universiteto aktyvistų grupės, tokias kaip Studentai už teisingumą Palestinoje arba SJP, kurios buvo įkurtos siekiant kurstyti smurtinį sukilimą Amerikoje. Tai ūkininkas, tai tėvas. Antras žingsnis – organizavimas gatvėse. Baigę koledžą, šie kandidatai išėjo į gatves, organizavo protestus susijusius su Black Lives Matter riaušėmis, Hamas palaikymo mitingais ir radikaliomis profesinėmis sąjungomis. Daugelis DSA kandidatų buvo nekartą sulaikyti už įsibrovimą į privačią nuosavybę ir eismo blokadas, kurios buvo surengtos siekiant būti sulaikytiems. Mūsų sulaiko jau daugiau nei 10 metį organizuojamės kartu su Black Lives Matter aktyvistais. Mes ką tik užėmėme Hopeful biurą. Radikalus aktyvizmas yra kelias į DSA palaikymą. O dabar mes įgyjame valdžią, žengėme į politiką. Kai tik radikalūs organizatoriai yra atpažįstami, juos verbuoja DSA, kur jie yra ugdomi, apmokomi, remiami ir gauna visus išteklius, kurių reikia, norint patekti į politiką. Draugas, su kuriuo suartėjau per mūsų organizacinę veiklą, paprašė manęs kandidatuoti į valstijos asamblėją. Tai įvyko per Queens DSA rinkimų darbo grupės susitikimą. Julija buvo pakviesta. Man teko malonumas būti. Pakviesti kandidatuoti į pareigas. Taigi, aš prisijungiau prie DSA iš tikrųjų todėl, kad buvau pakviesta kandidatuoti į šias pareigas. Man taip. Pakvietė DSA. Demokratinių socialistų mašina turi savo kainą. Kai kandidatas gauna DSA palaikymą, jis lojalus ne rinkėjams ar demokratų partijai, o tik DSA. Kiekviena mūsų kampanijos dalis yra vykdoma kaip bendras mūsų Broward DSA ir didesnės Amerikos demokratinių socialistų organizacijos projektas. Aš atsiskaitau būtent jiems, mūsų nariams, ne tik čia pietų Floridoje, bet ir daugiau nei 100 000 narių visoje šalyje. Turime užtikrinti, kad jie prisimintų, jog yra šios organizacijos nariai ir kad ši organizacija juos palaiko. Mes padėjome tau pasiekti tai ir žinai, jeigu tu nusigręši nuo mūsų ir išeisi, mes galime to nebesuteikti. Tai yra visa verbavimo sistema. DSA atsirenka gatvės agitatorius, paverčia juos politiniais kandidatais ir padeda jiems patekti į renkamas pareigas, kur juos galima kontroliuoti, kad stumtų DSA ekstremistinę darbotvarkę. Kaip organizatorė, aš sakau žmonėms organizuoti mane. Mes ateiname kartu su judėjimu, kalbam apie judėjimą. DSA politikai nėra demokratai. Jie yra dalis mechanizmo sukurto sužlugdyti Amerikos demokratiją. Sužinokite daugiau apie DSA planus nuversti Ameriką svetainėje canarymission.org. Tai tiesiog pastebjaurėtina. Žinote, manau, žmonės dažnai mano, kad tai perdėta, kai sakote tokius dalykus, kaip yra planas sugriauti Ameriką. Yra tikras planas ir jis yra.
Tai taip aiškiai matoma. Ir tai veikia, nes dėl kažkokių priežasčių yra idiotų, kurie iš tikrųjų patiki tuo, ką siūlo DSA. Ir mes dar pakalbėsime apie skaičius. Kiek kvailų amerikiečių iš tikrųjų pasirinko DSA, tarsi jie atstovautų Demokratų partijai. Bet turime pagirti Beną Shapirą, kuris kritikuoja tinklalaidininkus padėjusius DSA stiprėti. Taigi, vėlgi, kovoti prieš Demokratų partiją yra pelninga politinė strategija. Gerai, supratau. Dabar turime trečiąją grupę. Žmonės, kurie neseka visko labai atidžiai, tiesa? Joe Roganai ar Theo Vonai, kurie, esu tikras, mielai priima DSA narius į savo laidas ir neužduoda jiems jokių sudėtingų klausimų, o kalba apie tai, kokie jie revoliucingi ir kokie jie yra. Jie tikrai, žinote, keičia politinę situaciją. Jokių gilių klausimų, jokių rimtų politinių pasiekmių, bet jie daro šaunius tiktokus. Ir kol jie kuria šaunius tiktokus, įkvepiančius tiktokus ir kalba apie problemas, kas žinoma yra tai, apie ką mėgsta kalbėti tinklalaidžių erdvė, jiems niekada nepatinka kalbėti apie sprendimus, bet jie labai mėgsta žmonės, kurie tiesiog skundžiasi sistemos problemomis, nes tada jau jautiesi esas tarp žinančiųjų ir visa kita nesąmonė. Taigi, tai yra gana didelė grupė. Vėlgi, 18-29 metų žmonėms tie, kurie visiškai nesidomi, sudaro 14%. Tai šlykštu. Šlykštu, kad tinklalaidininkai skatina tokius dalykus ir kad žmonės pasiduoda šiai absurdiškai TikTok nesąmoniai. Tai tarsi kandidatas sukūrė mielą vaizdo įrašą. Pasirinkime jį. Bet matote, DSA gali pasisekti tik tuo atveju, jei jie yra pasirengę skleisti šią ideologiją. Esą būti amerikiečių yra siaubingas dalykas. Ir jie tai darė sėkmingai daugelį metų. Žinote, man tiesiog keista visa ši idėja, kad žmonės tiesiog nusprendė, jog jie nebedidžiuojasi savo šalimi. Taip, Trysai, tai mane labai liūdina, nes mes gyvename geriausioje pasaulio šalyje vien dėl to, kad gimėme čia, Amerikoje. Mes esame vieni iš labiausiai palaimintų ir privilegijuotų žmonių žemėje. Štai kodėl aš rašau savo socialiniuose tinkluose apie visus prezidento Trumpo pasiekimus, apie tai, kaip jis daro Vašingtoną gražesnį, nes noriu, kad jaunesnės kartos vėl susižavėtų Ameriką. Aš asmeniškai esu labai susijaudinusi ir didžiuojuosi galėdama švęsti Liepos 4-ąją. Vašingtonas atrodo nuostabiai. Visoje miesto pilna europiečių, kurie stebisi ir žavisi, ir manau, kad tai bus geriausia Liepos 4-oji iki šiol. Žmonės, kurie atvyksta iš kur? 2 iš 10 demokratų sako, kad didžiuojasi Amerika. 2 iš 10 demokratų. Tai siaubingas skaičius. Dabar būkime labai aiškus. DSA nėra tas pats, kas Demokratų partija, bet jie naudojasi Demokratų partija. Paklausykite, ką šis vaikinas turi pasakyti. Kandidatai kandidatuoja kaip demokratai. Mūsų pavardės biuletenyje įrašytos prie Demokratų partijos. Mes dalyvaujame pirminiuose rinkimuose. Ir kai jie yra įstatymų leidžiamoje valdžioje, jie priklauso Demokratų partijos frakcijai. Tačiau mes nesutinkame su tuo, kaip Demokratų partijos elitas organizuoja ar valdo savo partijos aparatą. Todėl mes stengiamės kurti nepriklausomybę, sutelkdami dėmesį į kvanonorių vadovaujamą judėjimą. Demokratų partija buvo užgrobta radikalios socialistų partijos. Ir jei jūs vis dar nesuprantate šio pasekmių, paklausykime Klojos. Tai, kas įvyko Niujorke praėjusią naktį, turėtų išgąsdinti visus. Ir štai kodėl. Niujorke vyko demokratų pirminiai rinkimai, tačiau vietoj to, kad išrinktų įprastus demokratus, rinkėjai pasirinko dar labiau kairįjį socialistų kandidatą. Šie žmonės visi remiami Ilhan Omar ir visi nekenčiantys Amerikos. Ši, Darija Eliza, neseniai atsivertė į islamą ir pasakė, kad naudotų Amerikos vėliavą nusivalyti, jei pamirštų servetėlę. Ji kartu įkūrė grupę Kolumbijos universitete, kurios tikslas buvo visiškas vakarų civilizacijos sunaikinimas. Ji keliauja į kongresą. Ši Klera Valdez siekia suteikti pilietybę ir balsavimo teisės nelegaliems imigrantams, naudoti jūsų mokesčių pinigus lyties keitimo operacijoms ir panaikinti privatų draudimą. Komunistė kongrese. Bredas taip pat laimėjo, bet jis techniškai yra žydas, todėl turėjo apsimesti, kad nėra ir padaryti tai, kad būtų išrinktas. Kazul Kafirim. Ši mergina taip pat laimėjo vietą valstijos asamblėjoje. Ji yra nelegalių imigrantų vaikas. Ji kažkada protestavo nešiodama Hamas galvos juostą ir dėl rugsėjo 11-osios išpuolių kaltino Amerikos rasizmą. Ir štai kodėl tai svarbu, nes mes stebime, kaip demokratai, socialistai, komunistai perima Demokratų partiją. Ir kur mes tai jau matėme anksčiau, prieš sovietinėje Rusijoje. Buvo bolševikų komunistų partija ir menševikai, o Vladimiras Leninas valdė bolševikus ir norėjo sunaikinti menševikus arba normaliuosius demokratus. Žaidimo taktika visada buvo nueiti į eilinę demokratų teritoriją, ją perimti ir tada pakeisti normaliuosius radikalais. Tuomet teigti, kad tavo beprotiška mažuma yra dauguma. Sukurkite klaidingą populiarumo įspūdį. Apsimeskite, kad mažuma yra populiari. Paskleiskite tai tarp jaunimo ir priverskite visus apie tai kalbėti. Leninas tai padarė, o tada išvalė tradicinius menševikus ir perėmė valdžią.
Todėl mažuma popieriuje tampa dauguma. Leninui menševikai nebuvo pakankamai radikalūs, o šiandienos socialistams demokratai nėra pakankamai radikalūs. Mamdanis yra šiandienos Leninas. Jūs matote jų vaizdo įrašus visose socialinių tinklų platformose, kurie bando įtikinti jūs, kad tai yra nauja banga, kad mes einame šią kryptimį ir kad tai yra madinga. Jis klysta. Dauguma žmonių nenori Ameriką niekinančių, sąjungininkų nekenčiančių, privačią nuosavybę atimančių, iki begalybės apmokestinančių, terorizmą palaikančių, lytį keičiančių, Amerikos vėliavą besivalančių kandidatų. Jie nenori komunistų, jie nori normalumo. Tik 10% Niujorko gyventojų balsavo šiuose rinkimuose. Dauguma žmonių liko namuose. Jiems nerūpi. Bet atspėkite ką? Abejingumas išrenka bepročius. Šiandien tai yra kongreso nariai. Rytoj vaikinas su nacių tatuiruote į senatą. O kitais metais Aleksandrijo Ocasio-Cortez į prezidentus. Ir tada komunistai perima valdžią. Vaikinai, laikas labiau domėtis vietiniais rinkimais, kol tai neprarijo jūsų ir visos tautos. Tai tapo labai niūru, bet tai bus visoje Amerikoje, jei greitai nesiimsime veiksmų. Štai, čia yra Kloja. Ji nuostabi. Man labai patinka jos turinys. Oho. Mes tiesiog leidžiame tiems žmonėms tai daryti. Jie mums pasakoja savo strategijas, jie mums pasakoja savo planus, o mes tiesiog leidžiame jiems tai daryti. Manau, atėjo laikas nustoti priešintis. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.